I want to look this evening Šį vakarą noriu kalbėti at the beast. apie žvėrį. So turn with me to the book of Revelation in chapter 13. Atsiverskite Apreiškimo 13 skyrių. Good number for the beast. Geras skaičius žvėriui. 13 is the number of rebellion. 13 yra maišto skaičius. What most Bible commentators fail to clearly bring out Ką daugumai rašto aiškintojų nepavyksta parodyti. is that there are actually two beasts, Yra tai, kad iš tikrųjų yra du žvėris, not just one. ne tik vienas. There's beast, the Antichrist, Yra žvėris antikristas and there is beast, the false prophet. ir yra žvėris netikras pranašas. Both of them will work together. Ir jie abu veiks kartu. The beast, the Antichrist, Žvėris antikristas and the beast, the false prophet. ir žvėris netikras pranašas. One, a secular leader, Vienas tai yra religinis lyderis and the other one, ir kitas a spiritual leader. yra dvasinis lyderis. And the Bible actually tells us very clearly Ir Biblija aiškiai mums sako, who they are and where they come from. kas jie tokie ir iš kur jie ateina. Obviously not their names, but nevertheless. Obviously not their personal name. Žinoma, nėra parašyti jų vardai. John writing says, and I stood upon the sand of the sea. Jonas rašydamas sako, aš stovėjau ant jūros kranto. And the sand of the sea is the peoples of the nations. Ir angliškai parašyta tenai ant jūros smėlio, o smėlis tai yra tautos. Not on the seashore. Ne, tai ne tas smėlis, kur yra ant jūros Sand kranto. of the sea. Jis stovėjo ant jūros smėlio. Remember, God promised Abraham that your seed shall be as the sand of the sea. Atsimenat, kaip Dievas pažadėjo Abraomui, kad jo sėkla, jo palikuonis bus kaip jūros miltis. Kaip smėlis, kaip jūros smėlis. And I saw a beast rise up out of the sea, out of the nations, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. Ir aš išvydau iš jūrą tautos, išnyrant žvėrį turinti 7 galvas ir 10 ragų, o ant jo ragų buvo 10 diademų ir ant jo galvų piktžodžiavimo vardas. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion. And the dragon gave him his power and his seat and great authority. Žvėris, kurį mačiau, buvo panašus į leopardą. Jo kojos tarytum lokio kojos, o jo snukis lyg liūto snukis. Slibinas davė jam savo jėgą, savo sostą ir didelę valdžią. And the dragon is Satan. Slibinas yra šėtonas. The Satan gave him. Šėtonas jam In the same davė. way as God gave his 2 witnesses power. Taip pat davė, taip kaip Dievas davė jėgą savo 2 liudytojams. Now let us understand something tonight. Kai ką šį vakarą turim suprasti. The devil and all of his angels and all of his demons Velnės ir visi jo angelai ir visi jo demonai. is a formidable power. What is formidable? Strong, mighty. Yra stipri jėga, galinga jėga. Amen. You can't just go shouting at the devil. Tu negali tiesiog eiti ir šaukti ant velnio. There's far too many Christians who think they can go screaming and shouting at the devil. Ir labai daug krikščionių įsivaizduoja, kad jie gali eiti, klykti ir šaukti ant velnio. And they wonder why they get into trouble. Ir jie paskui stebisi, kodėl jie pakliūva ir bėda. It is not my business to do war with the devil. Ir ne mano darbas yra tie visi dalykai su Dievu, o su velniu. That is what we call spiritual warfare. Nowhere in the Bible actually does it ever tell the believer to do war with the devil. Ir tai yra iš tikrųjų ta dvasinė kova ir iš tikrųjų Biblijoje nėra nei vienoje vietoje neparašyta, kad tikintysis turi kovoti tą dvasinę kovą. It is my business to do business with God. Mano darbas yra buvimas su Dievu. Amen. I am here to worship God. Aš esu čia, kad I garbinčiau am Dievą. here to plead with God. Aš esu čia, I kad am aš here to šaukčiausi deal with the Dievo. Father of lights.
I'm here to- to deal with the Father of lights. Aš čia, kad aš būčiau su šviesos tėvu. And God will deal with the devil. O Dievas jau jisai tvarkysi su velniu. Amen. I deal with God and God deals with the devil. Aš tvarkausi su Dievu, o Dievas tvarkosi su velniu. Amen. Even Michael, the great archangel of war, Net ir Maiklas, didysis karo arkangelas. did not bring a railing accusation against Satan, Net ir pats nekaltino velnio. Nėjo pats but kaltinti said, "The velnio. Lord rebuke thee." Bet sako, kad viešpats tave sudraudžia. Amen. So here, the dragon, Satan, gives great power. Šičia slibinas, kuris yra šėtonas, duoda didelę valdžią, didelę jėgą. All right, verse 3. Trečia eilutė. And I saw one of his heads as it were wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast. Ir aš mačiau vieną iš jo galvų mirtinai sužeistą. Tačiau jos mirštamoji žaizda užgijo ir visa žemė stebėdamasi nusekė paskui žvėrį. And they worshipped the dragon that gave power unto the beast. Žmonės garbino slibiną, kuris atidavė valdžią žvėriui. And they worshipped the beast, saying, "Who is like unto the beast? Who is able to make war with him?" Jie garbino žvėrį sakydami, kas galėtų lyginti su žvėrimi ir kas galėtų kovoti su juo. And there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies, and power was given unto him to continue 42 months. Jam buvo duotas snukis kalbėti išdidžiai ir pikžodžiauti ir duota valdžia taip daryti per 42 mėnesius. Beloved, if the beast, Mylimieji, jeigu žvėris, the Antichrist, antikristas, we are categorically told here, mums čia kategoriškai pasakyta, is given power for 42 months, jam yra duota gale 42 which is mėnesius, exactly 3.5 years. tai yra tiksliai 3,5 metų. Where on earth do Bible commentators get a period of 7 years? Tai iš kur Biblijos aiškintojai ištraukė tą 7 metų periodą? It doesn't exist. Toks neegzistuoja. The Antichrist, the beast, Antikristas žvėris is going to rule for 3.5 years. valdys 3,5 metų. That isn't a long time, Tai neilgas laikas, but it is a long time. bet iš tikrųjų ilgas laikas. Amen. Let's see. Pasižiūrim. And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name and his tabernacle. Ir jis atvėrė nasrus pikžodžiauti Dievui, pikžodžiauti jo vardui, jo buveiniai. To blaspheme his name Pikžodžiauti jo vardui and his tabernacle. ir jo buveiniai. You are his tabernacle. Jūs esate jo buveinė. Come on. Not some building that will be built in Jerusalem. I am the tabernacle of God. Ne kažkoks You are the tabernacle of God. pastatas, kuris bus pastatytas He Jeruzalėje. dwells in this tabernacle. Aš esu jo šventikla, tu esi jo šventikla. This Jisai čia Antichrist is gyvena. going to blaspheme the name of God and blaspheme his tabernacle. Ir antikristas, jisai pikžodžiaus jo vardui ir jo buveiniai. You know something? Ar žinai ką? It's already happening. Jau tai vyksta. It's already happening. Jau šitie dalykai Every vyksta. time the European Parliament passes some pathetic law against us as believers, it is blasphemy against his tabernacle. Kiekvieną kartą, kai Europos parlamentas išleidžia kažkokį tai apgailėtiną įstatymą prieš mus kaip tikinčiuosius, tai yra pikžodžiavimas prieš jo buveinę. Every time they say there's no such a thing as creation, Kiekvieną kartą, kai jie sako, kad nėra tokio dalyko kaip sukūrimas, it is blasphemy against the tabernacle. tai yra pikžodžiavimas jo buveiniai. Amen. The day is coming when we will not be allowed to worship together. Ateina diena, kai mes negarbint negalėsime kartu. We are already seen as the enemy. Mes jau dabar matomi kaip priešas. Come on. And them that dwell in heaven. And it was given unto him
to make war with the saints. Hello. Ir dangaus gyventojams. Jam buvo duota kovoti su šventaisiais. It was given him. Jam buvo duota. It was given him Jam buvo duota to make war with the saints. kovoti su šventaisiais. Who are the saints? Kas yra šventieji? Hands up, the saints. Pakelkit rankas šventieji. Oh, but most commentators say that you'll be gone. Bet dauguma, klausykit, bet dauguma aiškintojų sako, kad jūsų jau nebebus. Most commentators say that the rapture will have taken place and the church is gone. So who are the saints? Ir bet dauguma komentatorių sako, kad jau bus bažnyčia paimta ir jos nebebus. Ir visų šventųjų nebebus. Amen? Very clear to me. Man tai labai It aišku. is so clear to me. Man taip aišku. He's going to make war against me. Hallelujah. Jis kovos prieš mane. Bring it Hallelujah. on. I'm not afraid. Ir kovok, aš nebijau. Bring your whole arsenal. Atsivesk savo visą Mr. arsenalą. Beast Antichrist. Pone žvėry antikriste. You may be empowered by Satan, but I am empowered by the living God. Tu gal turi velnio jėgą, bet aš turiu Dievo, gyvojo Dievo jėgą. Yeah. Hallelujah. Of what do I need to be afraid? Ko aš turėčiau bijoti? If God before me, Jeigu Dievas yra už mane, who can be against me? kas gali būti prieš mane? Hallelujah. Hallelujah. If God is on my side, Jeigu Dievas yra mano I am pusėje, more than a conqueror. aš esu daugiau nei In nugalėtojas. Christ Jesus. Jėzuje Kristuje. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. He's making war against us. Now listen, friends, I want to tell you, Klausykit, draugai, aš noriu jums pasakyti. there are going to be a lot of saints that die. Bus daugybė šventųjų, kurie mirs. And those that die are going to be those that are afraid. O tie, kurie mirs, gali būti tie, kurie bijos. Yes? If you fear, Jeigu tu bijai, he's got a foot in your door. jis jau turi prieimą prie tavo durų. I want to tell you, hallelujah, I want to tell you Aš noriu pasakyti tau, that we are going to see bullets kad mes matysime kulkas, dropping at our feet. krentančias po mūsų kojom. Amen. Oh dear. And it was given unto him to make war with the saints and to overcome them. And power was given him over all kindreds and tongues and nations. Jam buvo duota kovoti su šventaisiais ir juos nugalėti. Jam buvo suteikta valdžia visoms gentims, kalboms ir tautoms. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the Lamb's book of life. Ir jį garbins visi tie žemės gyventojai, kurių vardai neįrašyti nuo pasaulio sutvėrimo nužudyto avinėlio gyvenimo knygoje. Hallelujah. Hallelujah. If your name is written in the book of life, you will not worship him. Jeigu tavo vardas įrašytas gyvenimo You will knygoje, not tu jo bow down to negarbinsi. him. Tu nesilenksi prieš jį. You are sealed by Almighty God. Tave yra užanspaudavęs visagalis Dievas. Hallelujah. Hallelujah. See, beloved, Matot, mylimieji, in the Old Testament, Senajame testamente Israel was to bind the law. Izraelis turėjo Where? to bind? To bind the law, to tie the law Turėjo pririšti įstatymą in two places of their body. dviejose vietose prie savo kūną. Čia, The forehead ant kaktos and the back of the right hand. Now, ir ant dešinės rankos. it didn't literally mean that you should take the law and like the Pharisees do even today. Ir tai nereiškia, kad taip iš tikrųjų tikrai to žodžio prasme, jūs turit paimti tą įstatymą ir kaip fariziejai net ir šiandien daro. See Taip them pat with a paimti ir little box on prisirišti. their forehead and a little box on their arm and they, bowing down. Jie turi tokią nedidelę dėžutę ant kaktos ir ant rankos ir lankstosi. Now, God bless them. Dievas tegul laimina But juos. I'm going to say something tonight. Bet aš šį vakarą kai ką pasakysiu. They're as deceived as the Muslims are. Jie yra taip pat apgauti kaip ir musulmonai.
Oh, you look at all those Jews standing at the Wailing Wall. Kai žiūri į žydus ten prie tos raudų Bang, sienos bang, ir taip bang. stovinčius. Amen. They all have to get saved. Jiem visiems reikia išgelbėjimo. Every one of them has to get washed in the blood of the Lamb. Kiekvienas iš jų turi būti nuplautas avinėlio krauju. Hallelujah. Amen. The law is not written Įstatymas nėra užrašytas on tables of stone, ant akmeninių not plokščių. written on our foreheads or on the back of our right Ir hand. neparašytas nei ant kaktos, nei ant mūsų rankų. It is written on the fleshly tables of the heart. Įrašytas mūsų širdžių plokštėse. Hallelujah. But do you see how everything that the enemy does is a counterfeit of what God says? Ir matot, tai, ką priešas, visą, ką daro priešas, tai yra kopija to, ką daro Because the Dievas. mark of the beast is going to be on the forehead or the back of the right hand. Nes žvėries ženklas turės būti ant kaktos arba ant rankos. How exactly the mark of the beast is going to be, I don't know, and I really don't care. Aš net nežinau, kaip turi būti tas žvėries ženklas, nežinau ir man net nerūpi. Amen. Whether it's going to be some kind of barcode or Gal čia kažkoks barkodas bus, or some kind of implant. gal kažkoks implantas bus. I don't know. All I know Aš nežinau, o bendrai tai gal ir žinau. is that I have a friend in America Nes aš turiu draugą who Amerikoje, made the implant. kuris sukūrė implantą. And it was some years ago. He was commissioned by the United States government Ir prieš keletą metų jis buvo išsiųstas šitosgi Jungtinių valstijų valdžios. because the Vyriausybės. United States government Nes Jungtinių valstijų vyriausybė wanted a microchip norėjo sukurti mikročipą, that would not only receive information kuris ne tik kad priimtų informaciją, but send it. bet taip pat ir išsiųstų. And for that microchip to work, Ir kad tas mikročipas veiktų, it had to have an electric circuit that kept charged. jis turėjo turėti elektrinį pasakykit kas nors, šaltinį, kuris visą laiką pakrautų, ane? So he was commissioned to make this. Tai jam buvo nurodyta pagaminti tokį And after daiktą. many years of research and hard work, Ir po daugybės metų tyrinėjimo ir sunkaus darbo, came up with a special metal product jisai sukūrė tokį specialų metalinį daikčiuką, that would make a circuit, and when the circuit was charged, it would stop. kuris darydavo tuos apsisukimus ir kai jie prisikraudavo, So that that microchip could transmit to satellites as well as receive. jis galėjo išsiųsti informaciją į satelitus taip pat kaip ir gauti. And when the electrical energy of that microchip went depleted, then the metal would come together again and a circuit would be established and charge it. Somebody, please. Gal kas gali pasakyti, aš net nesuprantu šitą dalyką. Žodžiu, can you please a little by little? I cannot take so much. All right. The metal, Metalas. when the circuit was completely full with Kai power, tas ciklas jau pilnas būdavo, neužbaigtas. the metal strip would break. Tas kontaktai, Contact, yes, thank you, kontaktai atsikabindavo, ne? Yeah. When the power in the microchip was used, then the Kai jėga- contacts would come back together. Ir kai jėga, kad to mikročipo ta jėga veikdavo, tie kontaktai vėl susijungdavo. But the amazing thing about it, Bet ypatingas dalykas su there were šituo. only two places on the human body Yra tik tai dvi vietos žmogaus kūne, where the temperature variation kur temperatūros sviravimas could cause these contacts to join and split. gali paveikti tos kontaktus, kad jie atsiskirtų ir susijungtų. Tai yra kakta ir va šita vieta dešinės rankos. This man was not a believer when he made it. Kai jis sukūrė tą mikročipą, tas žmogus nebuvo tikintysis. After he made it, somebody gave him the book of Revelation and said, look what you've done. Kai jisai pagamino tą daiktą, sukūrė, jam kažkas padavė Apreiškimo knygą ir sakė, žiūrėk, ką tu padarei. And he quickly became a believer. Ir jis labai greitai tapo tikinčiuoju. Very quickly Labai became a greitai. believer.
And then started traveling around warning everybody, Ir pradėjo keliauti visur ir įspėdamas visus. this is what I have made. Žiūrėkit, tai aš jau tai sukūriau. This is what I have done. Aš jau padariau tai. So, you know what? I don't really care how the mark of the beast is going to work. Ar man net nerūpi, kaip veiks žvėries ženklas. Yeah? In all of its complexities. Ir visais tai savo, kaip tas jo veikimas bus But realiai. this thing I surely know. Bet šitą dalyką aš tikrai žinau. I won't be having it. Aš tokio neturėsiu. Yeah. 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 Yes, Lord. Hallelujah. And there'll be a lot of people in the world who will not take it either. Ir pasaulyje bus daugybė žmonių, kurie taip pat jo neturės. All right. If any man have an ear, let him hear. Kas turi ausis, te klauso. He that leadeth into captivity Jei shall kas, go into captivity, and he that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints. jei kas veda į nelaisvę, pats į nelaisvę eis. O kas žudo kalaviju, turės nuo kalavijo žūti. Čia šventųjų ištvermė ir tikėjimas. And I beheld another beast. Underline verse 11. I beheld another beast Pasibraukit 11 eilutę. Ir aš pamačiau kitą žvėrį. coming up out of the earth, and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. Ateinant į žemės, jis turėjo du ragus panašius į avinėlio ir kalbėjo kaip slibinas. And he exerciseth all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them that dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. Jis naudojasi viso pirmojo žvėries valdžia jo akivaizdoje ir verčia žemę bei jos gyventojus garbinti pirmąjį žvėrį, kurio mirštama žaizda užgyja. And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men. Jis daro didžius ženklus, netgi žmonėm matant, nuleidžia ugnį iš dangaus į žemę. Now, beloved, that's not strange, Mylimieji, tai nieko keisto nėra. because when Moses stood before Pharaoh Kaip Mozė stovėjo prieš faraoną and started to call down the plagues, ir pradėjo šaukti negandas. the magicians of Pharaoh Faraono būtininkai. were able to do counterfeit miracles of exactly the same. Jie darė kopijas tų pačių stebuklų. God told Moses, cast down your staff. Ir Dievas pasakė Mozei mesti lasdą And it became an Egyptian cobra. ir jinai tapo egiptietišką kobrą. The magicians cast down their staffs, Ir tie kerėtojai, kai metė savo lasdą, and they also became snakes. jos taip pat pasidarė gyvatėmis. But that cobra ate up their snakes. Bet kobra surijo tas gyvates. For me, that would have been enough. Man tai to užtektų. But when you harden your heart against God, it's never enough. Bet kai tu užkietini savo širdį prieš Dievą, niekada neužtenka. So the beast, Taigi žvėris, the second beast, tas antrasis žvėris, is going to do counterfeit signs and wonders jisai darys tų ženklų ir stebuklų kopijas. to a generation of people Žmonių kartai, who are looking for signs and kuri wonders. ieško ženklų ir And this stebuklų. is the danger in the church. Tai yra pavojus bažnyčioje. Jesus said, Jėzus pasakė, it's a perverse and wicked generation Tai yra- that seeketh after a sign. kad tai yra iškrypus ir nedora tauta, kuri ieško ženklų. Amen. It's a perverse and wicked generation that seeketh after a sign. Tai yra iškrypus ir nedora tauta, kuri vaikosi ženklų. The church in the United States of America is a sign-seeking church. Bažnyčia Jungtinėse valstijose yra ženklų ieškanti bažnyčia. If you are somebody that is seeking after signs, that are running here, running there because somebody says a miracle has taken place, Ir jeigu tu esi toksai, kuris ieškai ženklų ir bėgioji ir ten, nes išgirsti, kad kažkas pasaulyje ten įvyko kažkoks tai stebuklas. you are open to being deceived. Tu esi atviras, kad būtum apgautas. Atsiveri.
tam. Amen. And you will believe Ir tu tikėsi the second beast antruoju when žvėrimi, he does his signs and wonders. kai jisai darys ženklus ir stebuklus. A couple of years ago, I was invited to preach in this big ministry in Finland. Prieš porą metų mane pakvietė toks didelis tarnavimas Suomijoje pamokslauti. Then the lady of this ministry told me, Ir iš to tarnavimo viena moteriškė man sitting pasakė, at lunch, kaip mes valgiams, that she had gone to some monastery in Egypt. kad jinai keliavo į kažkokį tai vienuolyną Egipte. And she had gone there to rest Jinai ten važiavo pailsėti and relax. ir atsipalaiduoti. Let me tell you, Aš pasakysiu, I wouldn't go to a monastery aš nevažiuočiau į to rest vienuolyną and relax pailsėti ir atsipalaiduoti, because they're full of devils. nes jie yra pilni velnių. And I'm not talking about the priests and the nuns, Ir aš nekalbu apie kunigus ir vienuolės. though many of them are devils too. Nors iš tikrųjų daugelis iš jų taip pat yra velniai. I'm talking about the spirits. Aš kalbu apie dvasias. So after this lady had been in this monastery for a couple of days, Po to, kai ta moteriškė ten pasisvečiavo porą dienų tam vienuolyne, the mother superior came to her ten atėjo ta motinėlė, ne, ta and pagrindinė. said to her, "Oh my dear, Ir pasakė, o brangioji, you are just one of us. tu esi tiesiog viena iš mūsų. We just so love having you here. Mums taip gera, kad tu esi čia. Your spirit is the same as ours." Tavo dvasia yra tokia ta pati kaip ir mūsų. Well, I would have packed up my bags and got out of there as fast as I could. Aš būčiau susipakavęs savo daiktus ir dingęs iš ten kaip galima greičiau. But you see, we get seduced and then deceived. Ir matot, mūsų sugundo ir mes apsigaunam. And this lady felt so good being told, "You're just one of us." Ir ta moteriškė taip gerai pasijautė, kad jai taip pasakė, kad tu viena iš mūsų And esi. then Mother Superior said, "I'm going to show you the secret of our monastery. Ir ta motinėlė paskui sako, aš tau parodysiu paslaptį mūsų vienuolyną. We never show anybody Mes this. niekam jos But nerodom. you are one of us." Bet tu, kadangi esi viena iš You see how mūsų, people get set up. matot, kaip žmonės išsiduria. So Mother Superior took her down into the basement of this monastery. Ir ta motinėlė nusivedė ją kažkur tai ten žemynį rusius to And in vienuolyną. this room, the secret chamber, Ir ten kažkoks tai slaptas kambarėlis. there was a huge wooden cabinet. Ten buvo didžiuliai medinė And with spinta. a big key, Mother Superior opened the cabinet. Ir ten buvo didžiulis raktas, ta motinėlė atidaro tą And there was spintą. a statue of Mary Ir ten buvo Marijos statula. on wheels. Ant ratukų. Wheeled the statue out of the Jinai cabinet. išvežė tą statulą iš tos spintos And she said, "Now I'm going to show you. ir sako, dabar aš tau parodysiu. This statue is going to weep. Šita statula dabar verks. But it isn't going to weep tears of water. Bet jinai neverks tom ašaromis, vandeninėmis. It's going to weep tears of oil." Bet jinai verks aliejaus ašaromis. And she took all this cotton wool and she put it around the statue. Jinai paėmė medžiagos ir apdėjo aplinkui tą And she said to the statulą. lady, "Sit there, Ir ta moteriškė atsisėdo ten quietly observe." ir tyliai stebėjo. And this silly woman, Ir ta kvaila moteris, I mean silly woman, iš tikrųjų kvaila, sat and watched. atsisėdo ir And after a žiūrėjo. couple of minutes, sure enough, the statue started weeping oil. Ir po poros minučių iš tikrųjų ta statula pradėjo verkti aliejumi. Till the cotton wool around the statue was soaked with oil. Kol ta medvilninis, ta medžiaga aplinkui buvo pilna aliejaus. And she said to me, this lady said to me, Ir ta moteriškė man sako, "I saw with my own eyes." aš mačiau tai savo akim. I said, Aš sakau, "You silly woman, tu kvaila moterė. you don't think the devil can do that?" Tu galvoji, kad velnias negali to padaryti? I touched the oil. Ne, aš paliečiau tą aliejų. So stinking what? Tai ką? You see, beloved, how easily Žiūrėkit, kaip we lengvai can be deceived mes galim apsigauti. when we have got our focus in the wrong place. Kai mes koncentruojamės ne į tuos dalykus. This life is not about signs and wonders
and miracles. Šis gyvenimas nėra dėl stebuklų ženklų. If you are into signs and wonders and miracles, you are susceptible to being seduced and deceived. Jeigu tu ieškai ženklų ir stebuklų, tai tu esi tas, kurį galima suvedžioti ir apgauti. It's about the word of God, the uncompromising word of God. Tai sako Dievo žodis, bekompromisinis Dievo žodis. And Jesus Christ, Ir Jėzus Kristus, his only begotten Son. vienintelis, viengimis jo sūnus. Hello? Yes? Don't chase after Nesivaikyk signs and wonders. ženklų ir stebuklų. Because the word of God says that the devil will do lying signs and wonders. Nes Biblija sako, kad velnias darys melagingų ženklus ir stebuklus. Doctrines of devils, seducing spirits. Velnio doktrinos, tos apgaunančios dvasios, suvedžiojančios dvasios. Don't even venture into areas that you're not allowed to go. Net ir neik į tas sritis, kur tau negalima eiti. Don't you dare read the horoscope in the newspaper. Net nebandyk skaityti horoskopo Don't you laikraštyje. dare go and have a crystal ball gaze. Net ir neik ir kur ten būrės su tuo Don't you dare kristolinio. play Burbulio. glassy and all these pathetic games. Ir net nežaisk kažkokių tai ten irgi tų raganiškų žaidimų. Because I'm telling you, you will call up spirits. Nes aš tau sakau, tu iššauksi dvasias. And you, these spirits, especially familiar spirits, you call them up, they will appear to you like your child that died, like your husband that died, like your wife that died. Ir tos dvasios, ypatingai tos apsimetančios dvasios, ne kažkuom, tai jos gali atsirasti kaip tavo miręs vaikas, kaip tavo mirusi ten žmona ar dar kažkoks artimas žmogus. That's why they're called familiar, family spirits, familiar. Štai kodėl jos yra vadinama, I don't know the exact word, but it's alike, a spirit like, looks like. Yes. Tai yra ta apsimetanti dvasia, ne, kuri atrodo kaip kažkas. Amen? Amen? So you come and you tell me, but I saw my husband. No, you didn't. You saw a demon. Ir kai tu netik pas mane ir nesaik, aš tikrai mačiau savo vyrą. Ne, tu tikrai nematai. Tai, ką tu matai, yra demonas. But pastor, I know what I saw. I saw my wife. Bet pastoriu, aš tikrai žinau, kad mačiau savo žmoną. You total idiot. Tu esi visiškas You idiotas. didn't see your wife. Tu nematei jokios I žmonos. don't care if that spirit told you all kinds of things that was true. Aš net, tas pats, kad tau ta dvasia pasakė daugybę dalykų, kurie galbūt ir teisingi. Of course the devil knows about you. Aišku, kad velnias žino apie Of course the tave. devil knows about me. Aišku, kad velnias apie mane žino. Of course he can masquerade and parade. Aišku, kad jisai gali pasirodyti, kaip jisai nori. We're going to see so much more of that on this planet in this hour. Mes šiuo metu matysime tokių dalykų dar daugiau. Don't be seduced. Neapsigaukit. Verse 15, and he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. Jam buvo duota suteikti žvėries atvaizdų dvasią, kad žvėries atvaizdas imtų kalbėti ir padaryti taip, kad visi, kurie atsisakys garbinti žvėries atvaizdą, būtų nužudyti. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or on their foreheads. Jis vertė visus mažus ir didelius, turtuolius ir vargšus, laisvuosius ir vergus pasidaryti ženklą ant dešinės rankos arba ant kaktos. And that no man might buy or sell save that he had the mark or the name of the beast or the number of his name. Kad nei vienas negalėtų nei pirkti, nei parduoti, jei neturės to ženklo ar žvėries vardo, ar jo vardo skaičiaus. So now you all up, throw up your hands in horror and say, how am I going to go to the supermarket? Ir dabar mes kelsime rankas visi ir iš siaubo ir šauksim, kaip aš dabar eisiu į parduotuvę. If I'm living under the Antichrist system and I don't have the mark, how am I going to go to the supermarket? Ir jeigu aš gyvensiu Antikristo sistemoje ir neturėsiu to ženklo, tai kaip aš eisiu į parduotuvę? You're not going to go to the supermarket. Tu neisi į parduotuvę. You're not going to buy and sell.
tu nepirksi ir neparduosi. Because you've got a supernatural God who is going to abundantly, supernaturally supply all your needs. Nes tu turi ant gamtinį Dievą, kuris ant gamtiškai aprūpins visus tavo poreikius. Yeah! Hallelujah! You see, we look at life through the eyes of the natural man and we get terrorized. Ir mes žiūrim į gyvenimą šitom savo akim ir siaubinamės. I don't need the rotten supermarket. Man ir nereikalingas tas I don't- supuvęs I don't supermarketas. need Maxima. Man nereikia Maximas. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Save your money, don't spend it. God will supply. Taupyk pinigus, neišleis, Dievas aprūpins. Well, I want to tell you, if God can supply for me Aš jums pasakysiu, jeigu Dievas gali aprūpinti mane, 12,000 liters of diesel, 12 tūkstančių In litrų 20 dyzelio days. per 20 dienų. He can supply food for my table. Jis gali aprūpinti mano stalą maistu. Yeah. The angels Angelai are ministering spirits yra tarnaujančios dvasios. sent Pasiūstos for our benefit. mums, Yeah. dėl mūsų. We better start learning how to tell our angels to go do things for us. Jau geriau mums reikia pradėti mokytis, kaip pasakyti savo angelam, kad jie eitų ir padarytų tai, ko mums reikia. All right, 18. 18. Here is wisdom. Now, I didn't say I want to see my angel. I don't want to see my angel. Aš nesakiau, kad aš noriu pamatyti savo angelą. Aš visiškai nenoriu jo pamatyti. But I know he's there. Bet aš žinau, kad jis yra. And I sure give my angel a hard time. Ir mano angelui tikrai nėra paprasta. He's going to get an extra reward when I get to heaven. Kai aš nueisiu į dangų, jis gaus papildomą atlygį. He works overtime. Nes jisai dirba viršvalandžius. Here is wisdom. Čia slypi išmintis. Let him that understandeth count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. 666. Kas turi išmanymą, te apskaičiuoja žvėries skaičių. Nes tai yra žmogaus skaičius. Jo skaičius yra 666. Ir tai yra 666. Amen. Now, 6 is the number of flesh. 6 yra kūno skaičius. Yeah, we are coming to the end of the age of flesh. Mes dabar ateiname į 6,000 years since Adam. kūno amžiaus pabaigą. Tai yra 6000 metų nuo Adomo. We're coming into the kingdom of Almighty God. Mes ateiname į visagalio Dievo karalystę. Now, we have to look in Scripture Mums reikia ieškoti rašte. the Word of God must define the Word of God. Dievo žodis turi apibrėžti Dievo žodį. And there's only one other place in the whole of the Bible that the number 666 appears. Ir vienintelė vieta yra Biblijoje, kurio dar paminėtas skaičius 666. And it's in Chronicles. Tai yra kronikose. And it is the amount of gold that Solomon received in 1 year. Ir tai yra tas kiekis aukso, kurį Saliamonas gaudavo kiekvienais metais. Now, 666 talents may not sound a lot to you. 666 talentai turbūt neskamba labai daug tau. But let's quickly do the mathematics. Bet dabar greitai paskaičiuojam. A talent of gold is about 65 kilograms. Talentas aukso yra maždaug 65 kilogramai. Amen. A talent of gold about 65 kilograms. Tai yra 65 kilogramai. You multiply 1 talent of gold times 666 times 65. Padauginkite 65 iš 666. Yeah, I don't know how it is in all right. Now, thank you. Now multiply that by 2.2 Dabar padaugink tai iš 2,2. to bring that to pounds, because I can only do it. Yeah. Then multiply that by 16. Your computer won't do it.
He can't read it. That's not the end, my friend. Ir tai ne pabaiga. He can't even read the numbers now. Ten tiek skaičių, kad ten jau net negalima jų Multiply perskaityti. that by the current price of gold. Let's just say $1,500. Ir dabar padauginam tai iš to, kiek kainuoja dabar auksas. $50,000. $1,500 Ai, per ounce. Ir tai yra $1,500 už unciją. And you are looking at trillions, Ir jau dabar tai bus trilijonai thousands of billions of dollars. dolerių. Yeah. Solomon was the richest king that has ever lived. Saliamonas buvo pats turtingiausias karalius, kada nors So gyvenęs. the number 666 Taigi skaičius 666 is all about money. yra susijęs tik su pinigais. It's all about riches. Tai susijęs su turtais, It's all about power susijęs su jėga, through money. su gale per pinigus. Amen. Now, put that together with what I was saying earlier on. Dabar sudėkite viską su tuo, ką aš anksčiau jau kalbėjau. There is a group of men Yra grupė žmonių on this planet šitoj planetoje, who control all the money. kurie kontroliuoja visus pinigus. You think that what you have in the bank, if you have anything, Jeigu tu galvoji, kad tai, ką tu laikai bankė, jeigu tu ten iš viso kažką laikai, is yours. yra tavo, Dream on. pasvajok. If you haven't paid for your house, Jeigu tu nesusimokės už savo namą, if you haven't paid for your farm, jeigu tu nesusimokės už savo if you ūkį, haven't paid for your plot, piece of land, jeigu tu nesusimokės už savo žemę, it doesn't belong to you. jinai tau nepriklauso. It belongs to this group of Jinai men. priklauso, visa tai priklauso tai žmonių grupiai. At any time they like, Ir kiekvieną, bet kada jie they can užsimano, bankrupt any country in this world. jie gali nuvesti bankrotą bet kurią šalį šitam pasaulyje. Yeah? They have mega wealth. Jie turi mega turtus. I'm talking about super abundant wealth. Aš kalbu apie nesuvokiamo dydžio turtus. In 2007, 2007 I want you to listen to metais, this. 2007, when the economic crisis started, 7 metais, kai prasidėjo ekonominė krizė, almost $9 trillion beveik 9 trilijonai dolerių disappeared pradingo from the world economic system. iš pasaulio ekonomikos sistemos. It didn't disappear. Jie, aišku, neprapuolė tai. Somebody has it. Kažkas juos turi. Somebody has it. Kažkas juos turi. These people have so much money. Tie žmonės turi tokius pinigus. They dictate Jie diktuoja policy. politiką. They determine Jie apsprendžia, who's going to be the president of the United States of America. kas bus Amerikos prezidentas. Just before the last United States elections, Prieš pat paskutinius rinkimus Amerikoje. my friend lives right near Dulles International Airport in Washington. Mano draugas gyvena šalia Dallaso tarptautinio oro uosto Vašingtone. And she said that these group of men, Ir jinai sakė, kad ta grupė žmonių, these world movers and shakers of money, tie pasaulio pinigų valdytojai, flew into Washington, skrido į Vašingtoną. hired one of the hotels at Dulles International Airport, hired the whole hotel, she knows. Išsinuomavo visą viešbutį prie Dallaso to oro uosto. Barack Obama stopped an important meeting and went to meet these men. Barackas Obama sustabdė labai svarbų susitikimą ir nuėjo susitikti su tai žmonėmis. You can say this is just fancy, this is just make-believe. Tu gali sakyti, kad čia tiesiog fantazija ir tiesiog toksai They istorijos. told him, we will support you if you will do A, B, C, and D. Jie pasakė, mes tave remsime, jeigu tu darysi A, B, C, D. We will make you the president of the United States. Mes tave padarysime prezidentu Amerikos. But you are our man. Bet tu esi mūsų žmogus. There are plenty of people on this planet who will sell their souls for money. Yra daugybė žmonių šitoje planetoje, kurie parduos savo sielas dėl pinigų. Yeah? Never
in the history of America had any presidential candidate ever raised as much money as Barack Obama raised. Niekada visoje Jungtinių valstijų istorijoje per prezidentinę tą kampaniją rinkimų nei vienas kandidatas nėra turėjęs tokių finansų, kaip turėjo Barackas Obama. Where did this just nobody come from? Iš kur atsirado tas niekas? Never been just some pathetic senator in the United Jis States. niekada nebuvo net joks kažkoks apgailėtinas senatorius Jungtinių valstijų. Suddenly had $600 million to fight a campaign. Ir staiga jis iš kažkur susiveikė $600 milijonų savo prezidentiniai kampanijai. Almost overnight, Galima sakyti per naktį. had the entire media on his side, Jo pusėje buvo visa žiniasklaida. used the internet, Facebook, Twitter, whatever else. Ir naudojasi ir Facebook'u, ir Twitter'u, visų internetu, ko tik nori. He's now fighting for the next election Ir dabar jisai jau kovoja dėl kitų rinkimų. and has publicly said he's going to raise $1 billion. Ir dabar jau kalbama, kad jisai turės $1 milijardą. He's not going to raise it. Jisai jų neturės. He's been given it. Ja, jis ta prasme pats jų kažkur tai These nepaims money jam, jie people, bus let me duoti. tell you something, $1 billion to these money people is nothing. $1 tiem pinigus valdantiems žmonėms yra niekas, visiškas niekas. It's chump change. It's just change. Tai tiesiog pasikeitimas. Smulkmena. Amen. All right. Let's have a look at this beast. Dabar pasižiūrim apie tą žvėrį. Where does he come from and who is he? Iš kur jis ateina ir kas jis toks We yra. have to go back to the book of Daniel. Dabar sugrįžtam į Danieliaus knygą. So let's go back to the Daniel chapter 2. Danieliaus 2 skyrius. Danieliaus 2 skyrius. All right. Verse 36. This is the dream, and we will tell the interpretation thereof before the king. 36 eilutė. Toks buvo sapnas, dabar išaiškinsiu jį karaliui. Thou, O king, art a king of kings, for the God of heaven hath given thee a kingdom, power and strength and glory. Tu karaliau esi karalių karalius, nes dangaus Dievas suteikė tau karalystę, galybę bei garbę. And wheresoever the children of men dwell, the beasts of the field and the fowls of the heaven, hath he given into thine hand, and hath made thee ruler over them all. Visur gyvenančių žmonės, laukinius žvėris ir padangės paukščius atidavė tavo rankas ir padarė tave visą ko valdovu. Thou art this head of gold. Tu esi auksinė galva. All right, remember the great image of Daniel? Atsimena tą Danieliaus tą Let's just go back to verse 31. į 31 eilutę sugrįžtam. Thou, O king, sawest, and behold, a great image. This great image, whose brightness was excellent, stood before thee, and the form thereof was terrible. Tu karaliau regėjai didelę statulą. Jos spindesys buvo nepaprastas. Jis stovėjo prieš tave, jos išvaizda buvo baisi. This image's head was of fine gold, his breast and his arms of silver, his belly and his thighs of brass, his legs of iron, his feet part iron and part clay. Statulos galva buvo iš gryno aukso, krūtinė ir rankos iš sidabro, jos moris Right. strėnos iš vario. Here's this great image. Blauzdas iš geležies, kojos iš geležies ir molio. O čia dabar ta statula. The head is gold, Galva auksinė, the chest krūtinė, is silver, the yra arms, rankos sidabras, the waist juosmuo, is brass, varis, the thighs are iron, blauzdas geležinės, and then the lower legs and the toes are iron and clay. nuo kelių kojos yra geležis ir molis. Iron and clay mingle, but they never join together. Ir geležis ir molis, jie sukimba, bet jie, ta prasme, jos galima sumaišyti, bet jie nesumaišyti. Kas yra minga? If Jos galima sujungti, bet negalima sumaišyti.
If you know anything about science, Jeigu tu žinai, ką nors apie mokslą, the gold and the silver auksas ir sidabras are very dense metals. yra labai tankus metalai. This was a huge image. Tai buvo didžiulė skulptūra. So all the weight was on the top, Visas svoris buvo viršuje. iron and clay on the bottom. The image was destined to collapse. Ir geležys, ir molis apačioj. Ir ta skulptūra, jinai buvo tokia, kad jinai negalėjo nesugriūti. It couldn't possibly stand. Jinai negalėjo išstovėti. Amen. That's exactly what Daniel said. Thou sawest till that the stone was cut out without hands, which smote the image upon his feet, that were of iron and clay, and break them in pieces. Tau bežiūrint į ją atlūžęs be žmogaus rankų pagalbos akmuo smogė į statulos kojas ir sutrupino jas. Then was the iron, the clay, the brass, the silver, and the gold broken to pieces together and became like the chaff of the summer threshing floor, and the wind carried them away, that no place was found for them. And the stone that smote the image became a great mountain and filled the whole earth. Subirėjo geležis, molis, varis, sidabras ir auksas. Viskas tapo lyg pelai klojime rudenį. Juos išnešiojo vėjas, nepalikęs jokio pėdsako. O akmuo, kuris smogė į statulą, tapo dideliu kalnu ir pripildė visą žemę. Beloved, the stone is none other than God. Mylimieji, akmuo tai nekas kita kaip and his Dievas. beloved son Jesus Christ. I'm the rock. Ir jis, ir jo mylimas sūnus Jėzus Upon Kristus. this Aš rock esu I will uola. build my church. Ir ant šitos uolos aš statau And savo the gates of bažnyčią. hell shall not prevail against it. Ir pragaras negali, net neturi jokios jėgos And tam. nation upon nation can rise up against Jesus Christ. Ir tauta po tautos gali pakilti prieš Jėzų Kristų. But I want to tell you, God will win. Bet aš pasakysiu, kad Dievas nugalės. I'm on the winning side. Ir aš esu toj laiminčioj pusėj. I'm on the winning side. Aš esu toj pusėj, kuri No, I'm laimi. not on the winning side. I've already won. Aš ir ne toj laiminčioj pusėj esu, o aš jau dabar esu laimingas. Hallelujah. It doesn't matter what the enemy throws against us. Ir visai nesvarbu, ką priešas meta į mus. We have won because he won already. Mes jau nugalėjom, kadangi jis jau We nugalėjo. overcome because he overcame. Mes jau įveikėm, kadangi jis jau We yra triumph įveikęs. because he triumphed. Mes triumfavom, nes jisai jau yra triumfavęs. And the day is coming very rapidly Ir dienos ateina labai greitai. when the knowledge of the glory of the Lord will cover the whole earth as the waters cover the sea. Kai viešpaties pažinimas padengs visą žemę, kaip vandenis padengia jūrą. When Jesus Christ returns Kai Jėzus Kristus sugrįž and sets up his government across the nations of the earth, ir įkurs savo valdžią žemės tautose. and every knee bows to him, Ir kiekvienas kelias klaupsis prieš jį. then will be fulfilled Tada bus išpildyta. what Daniel sees here. Ką mato čia Danielius? Jesus said, Jėzus pasakė, you better fall on the rock. jau geriau fall on the rock. You better Krist ant fall on the uolos rock and get broken, ir sudušk. or the rock will fall on you Arba uola kris ant tavęs and crush you to powder. ir tave sutrinsi miltus. The rock falls on this image. Ir uola krenta ant šito The rock. statulos. The rock is going to fall on the nations that are arrogant and pompous, Ir uola kris ant tų tautų, kurios yra arogantiškos ir who išdidžios, have defied Jesus Christ, kurios atmetė Jėzų, who have niekino Jėzų spoken Kristų, blasphemy against his name. kurie pikžodžiavo jo The rock vardui. is going to fall on them like it falls on this image and crushes it to powder. Ir ant jų kris uola, kaip jinai krito ant šitos statulos ir sutrins juos į miltus. And blown away Ir juos nupūs, like chaff. kaip pelus. How can gold be blown like chaff? Kaip auksas gali būti nupūstas kaip pelai? When the wind of God begins to blow, beloved, Kai mylimieji pradės pūsti Dievo vėjas, nothing can stand against it. nieks prieš jį neišstovės. Nothing can resist it. Niekas neatsilaikys. God is so mighty. Dievas yra toks God is so galingas. great. Jis toks And didis. I tell you, his glory Ir aš He's gonna pasakysiu, jo cover the earth. šlovė padengs šitą in my žemę. generation. Mano kartoje. I'm going to see Ir aš tai the matysiu. glory of the Lord Dievo šlovę, sweep across the nations of the earth. kuri pereis per visas tautas. Hallelujah! Aleliuja. Yes!
Jesus. Jėzu. Now, this image. Dabar tas skulptūra, statula. Thou art a King of kings, for God, the God of heaven, hath given thee a kingdom. Verse 37. Tu esi karalių karalius, nes dangaus Dievas davė tau karalystę. And wheresoever the children of men dwell, and the beasts of the field, and the fowls of the heaven, hath he given into thine hand, and hath made thee ruler of them all. Visur gyvenančius žmonės, laukinius žvėris ir padangės paukščius atidavė į tavo rankas ir padarė tave visą ko valdovu. And after thee shall arise another kingdom inferior to thee. Po tavęs iškils kita karalystė, silpnesnė už tavo. Now let's not forget, beloved, this is the great King Nebuchadnezzar. Nepamirškit, mylimieji, kad tai yra didis karalius Nebukadnecaras. Yeah? And because this great King Nebuchadnezzar was so lifted up with pride, Ir kadangi tas karalius Nebukadnecaras buvo toks pasididžiavęs, what did God do to him? ką padarė jam Dievas? Brought him down to the ground. Ir jį nuleido ant žemės. For 7 years, 7 metus. he crawled around on his hands and knees Jisai ropojo keturiom and ate grass like a cow of the field. ir kaip laukų karvė valgė žolę. The Bible says the Spirit of the Lord departed from him. Ir Biblija sako, kad Dievo dvasia pasitraukė nuo jo. When the Spirit of the Lord departs from us, Kai Dievo dvasia pasitraukė nuo we mūsų, become like animals. mes tampam kaip gyvuliai. We're no different to the cattle of the field. Mes nesiskiriam nuo laukų galvijų. Amen. What is an amazing thing Koks yra įspūdingas dalykas, is that despite the fact that Nebuchadnezzar kad nepaisant to, kad Nebukadnecaras was crazy eating grass like a cow, buvo išprotėjęs ir valgė žolę kaip karvė, his nails growing like the talons of an eagle, ir jo nagai užaugo kaip erelio, his hair long and unkempt, nobody touched him, jo buvo ilgi plaukai, bet niekas jo nelietė. but nobody took his kingdom away Ir niekas neatėmė iš jo karalystės, because the hand of God was on it. nes ant jos buvo Dievo ranka. So, beloved, people that are raised up to positions of authority Ir matot, mylimieji, žmonės, kurie yra pakelti į valdžios pozicijas, shouldn't think that they're there by their power, by their intellect, by their money, by whatever. neturėtų įsivaizduoti, kad jie ten yra savo jėga, ne savo protų, savo pinigais ar ten God sets up rulers Dievas duoda valdžią. and God brings them down. Jisai juos pakelia tuos valdytojus, ir jis juos taip pat ir nuleidžia. Yeah. Sometimes God has to set up rulers because that's what the people want. Kartais Dievas pakelia kažkokius tai valdytojus, nes to nori žmonės. Yeah. God sets up rulers. God gave Israel Saul because the people wanted Saul. Dievas davė Izraeliui Saulių, kadangi žmonės norėjo Sauliaus. God told Samuel, tell Israel, I am your God and king. Dievas pasakė Samueliui, pasakyk tautai, kad aš esu jūsų karalius ir Dievas. We want a king like the kings of the Gentiles. O jie sakė, ne, mums reikalingas karalius toksai, kaip turi pagonis. What were they saying? We want a tyrant. O ką jie sako, iš tikrųjų, mums reikalingas tironas. That's what they were saying. We want a Va tyrant. būtent tai jie ir norėjo Well, they got a tironą. tyrant, Dabar jau jie gavo and after tironą. 40 years of his tyranny, they didn't want him anymore. Ir po 40 metų jo tironijos jie jau nebenorėjo jo. Wow. All right, we're not getting very far with this beast. Dabar jau labai toli su to žvėriu nenueinam. After thee shall arise another kingdom inferior to thee, and another third kingdom of brass, which shall bear rule over all the earth. Po tavęs iškils kita karalystė, silpnesnė už tavo, trečioji karalystė, varinė, viešpataus visai žemėje. And the fourth kingdom shall be strong as iron, for as much as the iron breaketh in pieces and subdueth all things, and as iron that breaketh all things, shall it break in pieces and bruise. Ketvirtoji karalystė bus stipri kaip geležis. Kaip geležis sudaužo ir sutrupina viską, taip ši karalystė sutrupins visas kitas. And whereas thou sawest the feet and toes, part of potter's clay and part of iron, the kingdom shall be divided, but there shall be in it of the strength of the iron, for as much as thou sawest the iron mixed with miry clay.
Kaip sapne regėjai, kad statulos kojos ir jų pirštai buvo dalinai iš molio ir dalinai iš geležies, taip 4 karalystė bus pasidalinusi. Tačiau geležies stiprumo bus joje, nes tu matei geležį sumaišytą su moliu. And as the toes of the feet were part of iron and part of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly broken. Kadangi kojų pirštai buvo iš geležies ir molio, tai karalystė bus dalinai stipri ir dalinai trapi. And whereas thou sawest iron mixed with miry clay, they shall mingle themselves with the seed of men, but they shall not cleave one to another, even as iron is not mixed with clay. O kadangi regėjai geležį maišytą su moliu, tai reiškia, kad jie susimaišys per žmogaus sėklą, tačiau nesusijungs, kaip geležis nesusijungia su moliu. This is the destiny of Europe. Tai yra Europos likimas. The nations will mix, but they will never be joined together. Tautos susimaišys, bet jos niekada nesusijungs. Yeah? The arrogance of France. Prancūzijos arogancija. The arrogance of Germany. Vokietijos arogancija. The arrogance Arogancija of these nations šitų tautų, who think that they rule Europe. kurios įsivaizduoja, kad jos valdo Europą. I don't want to be part of it. Aš nenoriu būti dalis jos. You Lithuanians, Jūs lietuviai, wake up. atsibuskit. The only reason you're in Europe, Vienintelė priežastis, kodėl jūs the Europoje. only reason you are in Europe Vienintelė priežastis, is to kodėl be a jūs buffer esate to Europoje. Russia. Kad būtumėt buferis Rusijai. The day will come when the European powers will throw you to the Russian bear. Ir ateis diena, kai Europos valdžia jūs numes Rusijos lokiui. Meškinai. Yeah? Let me tell you, Pasakysiu jums. if I was you, suck everything you can out of Europe. Jeigu aš būčiau jūs, tai iščiulpčiau viską, ką įmanoma iš Europos. Get as much as you can from them because they don't give a hoot about you. Ir paimkite iš jų kuo daugiau, kiek įmanoma, nes jiem visiškai nusispjauti jūs esat. Yeah? Thank you. Why are we so deceived? Kodėl jūs esate tokie apgauti? Why are we so deceived? Kodėl jūs tokie apgauti? We all thought it was such a great, wonderful thing to join Europe. Mes visi įsivaizdavom, kad tai toks nuostabus bus dalykas įstoti, prisijungti prie Europos. Everybody knows there's going to be a war sooner or later between Russia and Europe. Ir visi žino, kad anksčiau ir vėliau bus karas tarp Europos ir Rusijos. Everybody knows it. Visi tai žino. But you know what? We don't want to face it. Bet žinot ką, mes nenorim su tuo prieš tai We atsistoti don't want vėliau to face the įsiveidę. reality. Mes nenorime matytos realybės. Yeah? The results of these Russian elections Šitų Rusijos and rinkimų the next rezultatai president of Russia ir kitas Rusijos prezidentas is going to decide the tide nuspręs, of the kada future ateityje. of Russia and Europe. The time of what? The tide The tide. is going to decide the tide of what's going to happen. Nuspręs, Between Russia and vyks, tas Rusijos prezidentas nuspręs, kas ateityje vyks tarp Rusijos ir Europos. Amen. All right, verse 44. I want everybody to look at verse 44 if you have. Dabar 44 eilutė. And in the days of these kings Tų karalių dienomis shall the God of heaven set up a kingdom. dangaus Dievas įsteigs karalystę. In the days of which kings? Kurių karalių dienomis? These 10 kings. Šitų 10 karalių. In the days of these 10 kings that we read of in Revelation, Šitų 10 karalių, apie kuriuos skaitėme apreiškime. shall the God of heaven, Dangaus Dievas. look what he says, Žiūrėkit, ką jis sako. set up a kingdom which shall never be destroyed, Įsteigs karalystę, kuri niekada nebus sunaikinta. and the kingdom shall not be left to other people, Kuri netiteks jokiai kitai tautai. but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand
forever. Jis sunaikins ir sudaužys visas karalystės. Ir pati pasiliks per amžius. See, beloved, Daniel is so specific. Žiūrėkit, Danielius taip konkrečiai kalba. We cannot make out anything other than what Daniel says. Mes negalim nieko papildomai išgalvoti, ne In šalia to, the ką jis days sako. of these kings, now he's come all the way down this image to the toes of iron and clay. Dabar jis ėjo per visą tą statulą iki pat pirštų, kurie yra 10 geležiniai toes of iron and clay. ir variniai. And he says, in the days of these kings, Ir jisai sako, šitų karalių dienomis. 10 kings. 10 karalių. Revelation says 10 kings that have no kingdom. O prieškimas savo 10 karalių, kurie neturi karalystės. How can a king not have a kingdom? Kaip karalius gali būti be karalystės? Money. Pinigai. Money. Pinigai. They don't need a kingdom. Jiem nereikalinga They karalystė. rule the kingdoms of the earth. Jie valdo žemės karalystę. Money is power. Pinigai yra jėga. Money talks. Pinigai kalba. Money corrupts. Pinigai Money sugadina. buys. Pinigai perka. Money changes things. Pinigai keičia viską. Why would these men Kodėl šitie žmonės want a kingdom nori karalystės? when they can rule all the kingdoms of the earth? Turėtų norėti karalystės, kai jie valdo visas žemės karalystės. Amen. But Bet in the days of their kingdoms jų karalysčių dienomis shall the God of heaven, dangaus Dievas. I tell you, when men begin to set themselves up against God, Aš jums pasakysiu, kad kai žmonės pradeda kelti save aukščiau Dievo, they're about to fall. jie nukris. Yeah? They're about to fall. Jie nukris. When Sennacherib, What? the commander of the Assyrian army, Kas? Kai Senacharimas, Asyrų armijos vadovas, when Sennacherib stood outside the walls of Jerusalem stovėjo prie Jeruzalės sienų and started to tell Judah, you pathetic little grasshoppers, ir pradėjo Judui kalbėti, kad jūs esate apgailėtini maži žiogai. do you think I'm not going to deal with you in the same way that I've dealt with all the nations that I have overcome? Ir sako, ar jums netrodo, ar jūs nemanot, kad aš su jumis padarysiu tą patį, ką aš jau padariau su kitomis tautomis, pro kurias aš praėjau. No, he should have shut his mouth then. Jis jau tada turėjo užsičiaupti, Yeah? But he didn't. bet jis nepadarė to. He carried on with his big mouth. Jisai toliau kalbėjo. Do you think that your God Ar jūs įsivaizduojat, kad jūsų is going to Dievas save you jūs išgelbės anymore kada nors, than the gods of the heathens have saved them? taip kaip ir jų neišgelbėjo jų dievai, tų tautų dievai. Oh my, you have just brought God into your war, Sennacherib, and you've lost. Tu ką tik sukilai prieš Dievą, bet ta prasme, išstojai prieš Dievą ir tu jau pralaimėjai. Amen. Now, so in the days of these kings, Ir šitų karalių dienomis God Dievas is going to take control paims valdžią and set up a kingdom ir įkurs karalystę, that shall never end. kuri niekada nesibaigs. All right. Now, the head of this image, Dabar šitos statulos galva, the head of gold, auksinė galva, is the Babylonian kingdom. yra Babilono karalystė. And he tells us that. The Biblijos sako, Babylonian kingdom. taip, tai yra Babilono karalystė. Now, let us remember, he's talking here about kingdoms. Ir dabar prisiminkim, kad kai jisai čia kalba apie karalystės, Obviously, there's a king in charge of a kingdom. akivaizdu, kad už karalystę yra atsakingas karalius. But beloved, if we start immediately talk about kings, we're going to get into trouble when we come into Revelation, because the beast of Revelation
Ir mes, kai pradedam kalbėti apie karalius, mes patkliūsime į bėdą, kai ateisime į apreiškimą, nes apreiškimo žvėris is first a nation. yra pirmiausia tauta. He's talking about nations here. Čia kalbama apie tautas. If we try to misinterpret Jeigu mes and neteisingai start talking suprasim, about individuals rather than nations, we're going to get into a mess in Revelation. jeigu mes pradėsime kalbėti apie asmenis, o ne apie tautas, mes nebesuprasim apreiškime. There is going to be a beast nation Tai bus žvėries tauta. in the Žvėries end tauta. times, Paskutiniaisiais and out of the laikais. beast nation will come the beast. Ir iš tautos žvėries iškils žvėris. The first nation Pirmoji tauta. in the great image of Daniel was Babylon. Šitoj Danieliaus statulai buvo Babilonas. And obviously Nebuchadnezzar was the king. Ir Nebukadnecaras buvo karaliumi. The second nation Antroji tauta of silver iš sidabro was the Medes and the Persians. buvo Medai ir Persai. Remember, the Medes and the Persians took over the Babylonian kingdom. Atsimenat, Medai ir Persai nukariavo Babilono karalystę. The third nation of brass Trečioji vario tauta were the Greeks. buvo graikai. Great kingdom of Greece. Didžiulė Graikijos karalystė, That stretched from Europe all the way to India. kuri tęsiasi nuo Europos iki Indijos. There is no doubt Nėra jokios abejonės, that Alexander the Great kad Aleksandras Didysis was inspired by spirits. buvo įtakojamas dvasių. Yeah? He had sex with his mother. Jisai turėjo seksą su savo motina There's no way you're going to have sex with your mother that you don't get a devil. ir neįmanoma turėti seksą su savo motina ir negauti velnio. Yeah? There's no way Nimrod had sex with his mother, Semiramis, that he didn't get a devil. Ir taip pat, kai Nimrodas turėjo seksą su savo motina, jis taip pat turėjo velnę, gavo Down velnę. through history, Per visą istoriją. super individuals have risen up. Super asmenis pakilę buvo. Super intelligent, super generals, super all kinds of people. Super protinguoliai, super generolai, look- super if we- įvairūs žmonės. In many of them, if they are not of God, they are inspired by Satan. Ir dauguma iš jų, jeigu jie ne iš Dievo, tai jie tada buvo įtakojami į velnio. And if you know anything about Alexander the Great, there is no doubt he was inspired by Satan. Ir jeigu tu nieko nežinai apie Aleksandrą Didįjį, tai nėra net jokios abejonės, kad jis buvo įtakojamas velnio. Even to being wounded so many times in battle, but able to survive. Ir jisai buvo daugybę kartų sužeistas mūšiuose ir visą laiką išgyvendavo. In the same way, how many attempts on Hitler's life and he survived every single one of them. Ir taip pat, kiek kartų buvo kėsintas į Hitlerio gyvybę ir kiekvieną kartą jisai išgyvendavo. All right, then the iron Tada geležis, thighs blauzdos, was the ne Roman blauzdos, Empire. o šlaunės, buvo Romos imperija. Was the Roman Empire. And lastly, Ir galiausiai blauzdos, atsiprašau. the feet of clay and iron. Kojos iš geležies ir molio. Remember, if you know anything about history, the Roman Empire was overthrown, Ir jeigu jūs žinote istoriją, Romos imperija buvo perimta. but not utterly destroyed. Buvo, ta prasme, buvo nukariauta, bet jinai nebuvo visiškai By the sunaikinta. Goths and the Visigoths and all of the hordes that came down from the plains of northern Europe. Who? By who? The Goths What is God? Gotai, jie buvo, gotai buvo. and all the tribes that came down, Ir visos gentis. they had kurios one atėjo. passion, one desire to destroy Rome. Ir jų tikslas buvo sugriauti Romą. But the intervention of the Pope, Bet popiežiaus įsikišimas. by selling off properties and peoples This is- and all kinds of things, they negotiated. Ir popiežius vedė dėrybas. Jisai pardavė jiems nekilnojamą turtą, pardavė žmonės.
And all of these hordes intermingled with the Romans. Ir visi šitie žmonės, jie susijungė susimaišė su romėnais. Never fully became one with them, Ir niekada netapo vienas su but jais. cohabited. Bet kartu tiesiog gyveno. And so today, Ir šiandien, after 2,000 years, po 2000 metų, we have a Europe mes turime Europą, that is not joined together, kuri nesujungta, but cohabits. bet tiesiog kartu gyvena visi. Yeah? If you agree, I'll agree. If you do, I'll do. Jeigu tu sutiksi ir aš tada If you sutiksiu, give, jeigu tu darysi I'll ir aš give. darysiu, jeigu tu duosi ir aš duosiu. Yeah? It's a sick setup. Tai yra toksai nesveikas patvarkymas toksai. Yeah? The 27 countries that make up Europe have been brought into Europe by being made promises of different things. Ir 27 šalis, kurios dabar priklauso Europos Sąjungai, buvo priviliotos į Europą visokiais skirtingais įvairiais pažadais, ko jom reikėjo. All right, the Roman Empire became the Holy Roman Empire. Ir Romos imperija tapo šventa Romos You're imperija. just going to have to trust me on my history right now, Ir dabar which is very good. turėtumėt pasitikėti mano istoriniam žiniom, kurios labai yra geros. Yeah, the Holy Roman Empire and the vision Šventoji Romos imperija ir vizija of kings all the way down the centuries, the kings of Europe, Europos karalių per daug amžių. was to have a united Europe. Tai buvo turėti vieningą Europą, sujungtą. And so the Holy Roman Empire, Ir which šventoji Romos imperija, developed out of the Roman Empire, kuri išsivystė iš Romos imperijos, became focused not on Italy, tai not on Rome, susitelkė ne ties Italija ir ne Roma, but on Germany. bet ties Vokietija. Amen. Even Napoleon tried to set up a united Europe. It didn't work. Net ir Napoleonas norėjo įkurti vieningą Europą, bet tai jam nepavyko. And then German unification Ir tada vokiečių apjungimas until World War I, iki pirmojo pasaulinio karo, and I'm very simplifying this, aš labai supaprastinu tai. followed by World War II. Can you imagine? Ir po to, kurį sekė antras Here pasaulinis is a karas. nation that is utterly destroyed, Tai yra tauta, kuri visiškai sugriauta. rises again in the space of a couple of decades, Jinai per porą dešimtmečių pakyla vėl. is utterly destroyed again, Jinai yra vėl visiškai sugriauta, sunaikinta. and today Ir šiandien is the power of Europe. yra Europos galia. Germany is the beast nation. Vokietija yra žvėries šalis, tauta. Germany is the beast nation Vokietija yra žvėries tauta. from this great image of Daniel. Iš šitos Danieliaus skulptūros, statulos. Let us turn to Daniel 7, and I'll finish with this tonight. Ir dabar jau pabaigsiu. Atsiverskim 7 Danieliaus skyrių. Daniel 7. In the first year of Belshazzar, king of Babylon, Daniel had a dream and visions of his head upon his bed. Then he wrote the dream and he told the sum of the matters. Pirmaisiais Babilono karaliaus Belšacaro metais Danielius gulėdamas lovoje sapnavo sapną ir matė regėjimą. Jis užrašė tą sapną. Now remember, the image was the vision of Nebuchadnezzar. Ir prisiminkit, kad ta statula buvo tai, ką matė Nebukadnecaras, Which Daniel interprets. į kurį išaiškino, ką This išaiškino now is Danielius. the vision that Daniel receives. Dabar šitas regėjimas jau yra paties Danieliaus. Amen. Daniel spake and said, I saw in my vision by night, and behold, the four winds of the heavens strove upon the great sea of the nations of the peoples. Aš Danielius naktį mačiau regėjimą. 4 dangaus vėjai sujudino didžiąją jūrą. And four great beasts came up from the sea, diverse one from another. Iš jūros išėjo 4 dideli žvėris, kurie skiriasi vienas nuo kito. The first was like a lion Pirmasis buvo lyg liūtas and had eagle's wings. ir turėjo erelio sparnus. And that is the winged eagle of Babylon. Tai yra sparnuotas Babilono erelis.
Amen. That is the winged eagle of Babylon. Tai yra sparnuotas Babilono erelis. I beheld till the wings thereof were plucked, and it was lifted up from the earth and made stand upon the feet as a man, and a man's heart was given to it. Mačiau, kaip jos sparnus išplėšė, jį pakėlė nuo žemės ir pastatė ant kojų lyg žmogų, ir jam buvo duota žmogaus širdis. And behold, another beast, a second, like to a bear, and it raised, and that's not Russia, and it raised up itself on one side, and it had 3 ribs in the mouth of it, between the teeth of it, and they said thus unto it, arise, devour much flesh. Antrasis žvėris buvo panašus į lokį, tai ne Rusija. Vienu šonu pasikėlęs jis laikė 3 šonkaulius nasruose tarp savo dantų. Jam sakė, kelkis, ėsk daug mėsos. And that bear corresponds to the kingdom of the Medes and the Persians. Ir šitas žvėris kalba apie Medų ir Persų karalius. After this I beheld, and lo, another like a leopard, which had upon the back of it 4 wings of a fowl. The beast had also 4 heads, and dominion was given unto it. After this I saw in the night visions, and behold, a 4th beast, dreadful and terrible, and strong exceedingly. We'll just finish 6 first. Po to regėjau kitą žvėrį lyg leopardą, kuris turėjo 4 paukščio sparnus, ant nugaros ir 4 galvas, ir jam buvo duota valdžia. Po to nakties regėjime mačiau 4 žvėrį, baisų, siaubingą ir nepaprastai stiprų. The leopard corresponds to the kingdom of Alexander. Leopardas yra kaip simbolis Aleksandro karalystės. All right. After this I saw it in the night visions, and behold, a 4th beast, dreadful and terrible, and strong exceedingly, and it had great iron teeth. It devoured and brake in pieces, and stamped the residue with the feet of it. And it was diverse from all the beasts that were before it, and it had 10 horns. Po to nakties regėjime mačiau 4 žvėrį, baisų, siaubingą ir nepaprastai stiprų, kuris turėjo didelius geležinius dantis. Jis ėdė, triuškino, mindė kojomis, jis skiriasi nuo pirmiau matytų žvėrių ir turėjo 10 ragų. I considered the horns, and behold, there came up among them another little horn, before whom there were 3 of the first horns plucked up by the roots. And behold, in this horn were eyes like the eyes of a man, and a mouth speaking great things. Aš stebėjau ragus ir štai kitas mažas ragas išaugo tarp jų. 3 iš pirmųjų ragų buvo išrauti. Rage buvo akys ir burna lyg žmogaus, kurį išdidžiai kalbėjo. And I beheld till the thrones were cast down. Man bežiūrint buvo pastatyti sostai. And the Ancient of Days did sit. Ir atsisėdo amžinasis, whose garment was white as snow, kurio drabužiai buvo balti kaip and the sniegas. hair of his head like the pure wool. His throne was like a fiery flame, and his wheels as burning fire. Kurio drabužiai buvo balti kaip sniegas ir galvos plaukai kaip grina vilna. Jo sostas kaip ugnies liepsna, jo ratai kaip liepsnojanti ugnis. Amen. A fiery stream issued and came forth from before him. Thousands ministered unto him. Ugnies rovė tryško iš jo akivaizdus, tūkstančiai jam tarnavo. And 10,000 times 10,000 stood before him. Ir mirijadai stovėjo jo akivaizdoje. John brings that right into Revelation. Jonas apie tai rašo apreiškime. The number of the multitude standing before the throne of God is thousands times thousands and 10,000 times 10,000. Tos galybės žmonių, kurie stovėjo prieš sostą, buvo tūkstančiai ir mirijadai. 1,000 times 1,000 is a million. 1000 kart 1000 yra milijonas. 10,000 times 10,000 10 tūkstančių, čia mirijadai is parašyta. 100 million. 10 tūkstančių kart 10 tūkstančių yra 100 milijonų. You start doing the multiplication on that, and how many trillions of people stand before the throne of God, people and angels. Ir dabar pradėkite dauginti ir pamatysite, kiek trilijonų žmonių ir angelų stovi prieš Dievo sostą. Hallelujah. Hallelujah. Untold numbers. Nesuvokiami skaičiai. Woo! And there was given him
Oh, sorry. And I beheld then, verse 11, because of the voice of the great words which the horn spake, I beheld even till the beast was slain and his body destroyed and given to the burning flame. Aš mačiau, kad už didžius žodžius, kuriuos kalbėjo ragas, žvėris buvo užmuštas, o jo kūnas sunaikintas ir įmestas į ugnį. As concerning the rest of the beasts, they had their dominion taken away, yet their lives were prolonged for a season and a time. Likusiems žvėrims buvo atimta valdžia, bet jiems buvo leista gyventi iki skirto laiko. I saw in the night visions, and behold, one like the Son of Man. Aš mačiau nakties regėjimą dangaus debesimis ateinantį tarsi žmogaus sūnų. Came with the clouds of heaven. Ateinantį dangaus debesimis. And came to the Ancient of Days. Jis buvo privestas prie amžinojo. And they brought him near before him. Buvo privestas prie amžinojo. And there was given him dominion and glory and a kingdom, and all people, nations, and languages to serve him. His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed. Jam buvo duota valdžia, šlovė ir karalystė, kad visų kalbų tautos ir giminės jam tarnautų. Jo valdžia amžina valdžia, kuri nesibaigs, ir jo karalystė nesunaikinama. Daniel, beloved, is not just seeing the lineup of nations down the tunnel of time. Ir mylimieji, Danieliaus regėjimą nematė išsirikiavusių tautų per visą laikotarpį. He sees the destruction of the beast. Jisai mato žvėries sunaikinimą. He sees Jesus, the Son of God, coming in the clouds of glory. Jis mato Jėzų, Dievo sūnų, nužengiantį šlovės debesyje. And he sees the eternal kingdom of Jesus Christ established. Ir jisai mato amžiną Jėzaus Kristaus karalystę įkurtą. He sees Jesus Christ coming back with the saints. Jisai mato Jėzų Kristų sugrįžtantį su šventaisiais. And his kingdom and his dominion is forever and ever. Ir jo karalystė yra per amžių amžius. What a mighty prophet. Koks galingas pranašas. What an overcoming power. Kokia nugalinti jėga. That the beast, kurią žvėris, all of those nations, all of those kings, visos tautos, with all of their visi power karaliai, and su all of visa jų their jėga, glory and all of their exaltation, su visu savo išsiaukštinimu, are brought to nothing. iš jų nelieka nieko. And this final beast, Ir tas galutinis žvėris, this great beast with 10 horns, tas didžiulis žvėris su 10 ragų. and one little horn that comes up, which is the Antichrist. Ir tas vienas mažas ragas, kuris išlenda, ir tai yra antikristas. 10 horns give honor to the one horn. 10 ragų pagerbė tą vieną ragą. It's destroyed. Yra sunaikintas. And the kingdom of Jesus Christ Jėzaus Kristaus karalystė. established forever. Ir tada Jėzaus Kristaus karalystė yra įkurta visiems laikams. Father, we bless you and we thank you Dieve, mes laiminam tave ir dėkojam, that your kingdom is an everlasting kingdom. kad tavo karalystė yra amžina karalystė. Oh, we're so privileged, Lord, Mes tokie privilegijuoti so viešpatie. honored Mes tokiai pagarboj, to know you. kad galim pažinti tave. Stir our lives, oh God. Pakelk mūsų gyvenimus Take our viešpatie. eyes off of the things of this world, Pakelk mūsų akis nuo šitų pasaulio the dalykų. things that cause us to be afraid, Nuo tų dalykų, kurie mums kelia baimę. and let us look up, Ir leisk mums žiūrėti į viršų. for our redemption draws nigh. Nes mūsų atpirkimas jau čia pat. Thank you for so great a salvation. Ačiū tau už tokį išgelbėjimą. Thank you for such incredible power Ačiū tau už tokią neįtikėtiną jėgą, that you have given kurią tu davei. in Jesus Christ our Lord. Jėzaus vardu. Amen. Amen.